aš nuėjau į tą laboratoriją, mane dėl vėžio visą ištyrė. Klausau ir galvoju, tai sakau, kiek jums ten tyrimų ir MRT ir endoskopijos darė viską. Ne, tai man tik iš kraujo pasakė, kad nėra vėžio. Ir tada mano yra vienas iš tų darbų šviesti pacientus, kad žiūrėkit, jūs galite turėti 4 stadijos sarkomą ir jūsų visi vėžiniai žymenys bus geri. Būtent. Ir bus normalūs, nes tiesiog kiekvienas vėžinis žymuo, jisai mums duoda informaciją, tai yra baltymas, kurį generuoja, išskiria vėžinės ląstelės. Bet jeigu mes turim nustatytą onkologiją, tada mes pasidarom vėžinius žymenis ir žiūrim, kuris reaguoja. Jeigu mes matom, kad sureagavo būtent šitas, tai taip, tada mes skiriam gydymą, operaciją, chemoterapiją ar kažką kitą ir sekam būtent tą žymenį, ar jisai krenta, ar jisai gal buvo jau normalus ir vėl užkilo. Galvojam tada apie atkritimą. Bet tik tokiu atveju, kiek yra onkologinių ligų, kur nei vienas žymenų nėra sureagavę. Ir tokiu atveju žmogus pasidarys kraujo tyrimus, mano visi tyrimai geri, aš neturiu vėžio, o galbūt yra.